Peugeot atsinaujina ryžtingai. Naujasis 308 išsiskiria ne tik šiuolaikiniu dizainu ir salono kokybę, bet ir pirmą kartą siūlo įkraunamas hibridinės jėgaines. Tai reikšmingas žingsnis kompaktiškų šeimos automobilių segmente, kuriame nuolatos verda konkurencija. Ir nors šalimais rikiuojasi stiprus konkurentai, Peugeot 308 ambicingai žengia į priekį ir kelia kartelę visiems. Iš pirmo žvilgsnio 308 stipriai išsiskiria. Agresyvios formos, gilios linijos ir dar patobulintas Peugeot LED parašas, kuris primena tarsi liūto nagus. Kalbant apie žibintus, GT komplektacijoje jie bus matriciniai lediniai. Tai suteiks ne tik geresnį matomumą, bet ir neakins priekyje esančių vairuotojų. Peugeot kalba ryški ir verčianti išsiskirti. Štai čia matome centre Peugeot logotipą, po juo slepiasi radarai. Tokiu būdu dizainas išlieka švarus ir neperkrautas nereikalingomis detalėmis. Na, o virš jo ir modelio užrašas. Pažvelgus iš šono, Peugeot 308 atrodo didesnis nei ankstesnieji modeliai. Ir tai yra tiesa. Dabar ratų bazės ilgis yra 55 mm ilgesnis. Ir tai atsiliepia didesnių erdvės pojūčių antroje eilėje sėdintiems keleiviams. Na, o 20 mm pažeminta pakaba ne tik suteikia sportiškumo dėl žemesnio svorio centro. Šiandien čia turime hatchbacką, tačiau kuo patrauklus 308 tai galimybė pasirinkti universalo kėbulą. Universalas, kaip taisyklė, dažniausiai žiūri į praktiškumą ir ne tiek suka galvos dėl išvaizdos. Tačiau 308 universalas yra vienas tų automobilių, su kuriuo išliksite stilingi net veždami bulvių maišus. Be abejonės, stiliui turi daug įtakos ratlankiai ir spalva. Kalbant apie spalvų pasirinkimą, jis kiek skirsis universalo ir hatchbacko kėbului. Hatchbacko kėbului jis bus platesnis, tad jei jums patinka ši žalia spalva, verta rinktis šį kėbulą. Na, o ratlankiai startuoja nuo 16 colių, tačiau GT komplektacijoje jie gali būti ir 18 colių, o tai tikrai prisidės prie bendro automobilio grožio. Gale tęsiasi dizaino vientisumas. 3 dryžių ir žibintai, raumeningas buferis, subtilus spoileris sukuria sportiško, tačiau ne per daug rėkiančio automobilio įvaizdį. Beje, verta paminėti, kad Peugeot skyrė ne tik daug dėmesio išvaizdai, bet kad ta išvaizda būtų ir efektyvi. Peugeot inžinieriams pavyko sukurti aerodinamišką efektyvumą. Spoileris, ratlankiai, difuzorius ir net veidrodėliai yra sukurti taip, kad sukurtų kuo mažesnį pasipriešinimą. Oro pasipriešinimo koeficientas 0,28, o tai yra geras rezultatas tokiai klasiai. Kodėl tai svarbu? Geresnis degalų sąnaudos ir mažesnis vėjo keliamas triukšmas. Peugeot 308 variklių pasirinkimas yra vienas platesnių visoje Peugeot automobilių gamoje. Galėsite rinktis iš mild hibrido, įkraunamo hibrido, elektrinio arba dizelinio variklių. Dizelinis variklis išvystys 131 arklio galią, o kuro sąnaudos bus apie 4,9 litrai 100 km. Tuo tarpu įprastas hibridas išvystys 145 arklio galias, o kuro sąnaudos bus panašios apie 4,7 litrai 100 km. Peugeot 308 ekonomija su įkraunamu hibridu dar geresnė. Galėsite džiaugtis net 1 litro nesiekiančiomis degalų sąnaudomis. Toks rezultatas yra įmanomas 17,2 kWh baterijos dėka, kurios pagalba galėsite vien elektra nuvažiuoti iki 85 km. Įkraunamas hibridas ne tik ekonomiškas, bet ir galingas. Bendra galia siekia 196 arklio galias. Tuo tarpu elektrinis variklis turės 54 kWh bateriją, su kuria galėsite nuvažiuoti iki 413 km. Nuo 20 iki 80% baterijos galėsite įkrauti per 27 minutes, o galia sieks 156 arklio galias. Viduje pasitinka gerai pažįstama Peugeot iCockpit aplinka. Mažas vairas, aukštai iškeltas ekranas,
Viskas dvelkia modernumu. Taip pat čia rasite ir 2 ekranus. Vienas prietaisų skydelyje, kuris GT komplektacijoje atvaizduos 3D vaizdą, centrinis 10 colių ekranas dar greitesnis, su aiškesnėm vizualizacijom ir ryškesnis. Be to, Peugeot turi ir iToggles funkciją, kurios pagalba galėsite nusistatyti mygtukus pagal save. Tokiu būdu vienu paspaudimu galėsite surasti Spotify mėgstamiausią grojaraštį arba rasti klimato kontrolės nustatymus. Be abejonių čia rasite ir Apple CarPlay ir Android Auto sistemas, kurioms nereikalingas laidas. Čia taip pat yra kelios USB-C jungtis, su kuriomis galėsite pasikrauti telefoną arba galėsite tai padaryti ir bevielių būdu. Štai čia. Malonesniai atmosferai sukurti turėsite LED foninį apšvietimą, Focal Premium garso sistemą ir Clean Cabin salono oro valymo sistemą. Medžiagos čia kokybiškos, o dizainas švarus ir modernus, nevengiant prancūziško žaismingumo. Sėdynės GT komplektacijoje bus sportiškos, maloniai prilaikančios iš šonų ir šildomos. Beje, gali būti šildomos ne tik sėdynės, bet ir vairas. Dar vienas mažas, tačiau svarbus akcentas, tai kad Peugeot salone galima rasti medžiagų, kurios yra perdirbtos arba iš tvarių šaltinių. O tai rodo, kad Peugeot žvelgia į ateitį ne tik su technologijomis, bet ir vertybėmis. Peugeot 308 pasižymi praktiškumu. Matome plačias dėtuves durise su kilimėliu, tam, kad smulkus daiktai nebarškėtų kelionių metu. Taip pat platų porankį su erdvė dėtuve, kurioje rasite USB jungtį ir taip pat slaptą angą telefono laidui. Patį telefoną galėsite laikyti patogiai čia. Taip pat čia rasite kelias vietas pasidėti puodeliams, 12 voltų jungtį, taip pat vietą pasidėti smulkiems daiktams arba telefonui. Na ir pagrindinė daiktadėžė yra išklota malonių kilimėlių ir taip pat ganėtinai gili. Pasižiūrėkime, ar erdvumas tęsiasi ir gale. Dėka pailgėjusios ratų bazės, gale sėdintys keleiviai turėtų likti patenkinti erdvės pojūčių. Smagu tai, kad sėdynės yra tokios pat patogios kaip ir priekyje. Čia matome kelias oro pūtimo angas, USB jungtis, maža dėtuvė, tinkleliai bei ISOFIX jungtis ir porankis su vieta puodeliams laikyti. O esant poreikiui yra ir atsidarančios durelės, kurios leis vežti ilgesnius daiktus, tokius kaip slides. Bagažinės talpa priklausys nuo to, koks bus kėbulo tipas ir koks variklis bus priekyje. Pavyzdžiui, dizelinio hatchbacko bagažinės talpa bus 412 litrų, o visų kitų modelių 361 litras. Na, o jeigu vietos neužtenka, vertėtų apsvarstyti universalo kėbulą, su kuriuo turėsite net 608 litrų talpą. O jeigu modelis turės vienokią ar kitokią bateriją, tuomet erdvė truputėlį sumažės iki 548 litrų, tai kiek mažiau, tačiau automobilio praktiškumas nuo to smarkiai nenukentės. Iš praktiškų elementų čia rasime 4 tvirtinimo taškus, vietą susidėti smulkesniems daiktams, taip pat tinklelį. Peugeot 308 yra tarsi viduriukas tarp miesto hatchbacko ir kiek didesnio kelioninio automobilio. Pakaba maloniai sugeria kelio nelygumus, tačiau išlieka pakankamai standi, kad kelionės vingiuotais keliukais taptų ne prievolė, o malonumu. Mažas vairas leidžia greitai reaguoti į posūkius, o sport režime hibridinė versija tikrai pralinksmina. Triukšmo izoliacija viena geriausių savo klasėje, tad jeigu vertinate tylą ir komfortą, tuomet Peugeot 308 bus jums tinkamas pasirinkimas. Įkraunamas hibridas arba elektrinė versija leis ženkliai sutaupyti degalus, ypatingai jeigu jūsų kelionės apsiriboja miestu. Elektrinė versija yra itin aktuali tiems, kurie turi galimybę pasikrauti automobilį darbe arba namuose. Tokiu atveju tai gali tapti vienu ekonomiškiausių pasirinkimų rinkoje. Saugumo technologijų čia pilna, nuo adaptyvios kruizo kontrolės iki pusiau autonominio vairavimo. Parkavimo davikliai, 360 laipsnių kamera, aklosios zonos stebėjimas – tai nebe papildomos funkcijos, o tarsi standartas.
Taigi ar 308 vis dar Peugeot dvasią turintis hatchbackas? Tikrai taip. Tik dabar jis dar brandesnis, komfortiškesnis ir technologiškai pažangesnis. Jis išlaikė tą prancūzišką išskirtinumą, tačiau tapo dar universalesniu ir rimtesniu pasirinkimu tiek kasdienėms kelionėms, tiek savaitgalio išvykoms. Taigi, jeigu Peugeot 208 jums atrodo per mažas, tuomet 308 bus kaip tik. Na, o jeigu ir šio negana, kviečiu jūs peržiūrėti Peugeot 3008 apžvalgą mūsų YouTube kanale.